mūsų esmė yra sukurti matavimus prieš ateinant žmogų. Daugelis verslininkų, žinai, nori kontroliuoti. Ir tada atsiranda mikromanagementas. Ir kai eini į mikromanagementą, ten iš ten neišlys. Vadovas, savininkas gali išeiti iš verslo, pasiimti kitą vadovą. Ir tada verslas tampa produktu, nes jį galima parduoti. Didysis pelnas yra iš verslo pardavimo, ne iš produktų pardavimo. Šiandien vėl auditorijoje atstovaus Mažvydas Šimkus, žmogus, kuris padeda verslam įsidiegti dirbtinį intelektą. Pabūk šiandien tas, kuris atstovauja auditoriją ir mes panagrinėsime itin svarbią temą versluose ir investicijose, tai yra matavimai. Super, tai Tomai, aš žinau, kad mes praeitą epizodą metu kalbėjom, kad yra ganėtinai sudėtinga verslams pasižiūrėti į tuos matavimus, nes dažniausiai jie turi ten, kaip ir minėjai, ne, kad turi verslininkas kelias ten rolės, kepurės. Žodžiu, IT metodologija yra tam tikra, ne, kad sako, jeigu turi daugiau negu 2 kepurės, tai reiškia, jau tau nelabai kažką matai. Tai jeigu ten verslininkas turi, ne, tą operacinę kepurę ir panašiai, tai kokiu gal startas turėtų būti, ne, ką jis turėtų padaryti, kad pradėtų matyti ir jau kai pradės matyti, tai į ką pradžioje reikėtų tada atkreipti dėmesį, į kokius matavimus, į kokius skaičius. Nu ir aišku, yra turbūt kritiniai rodikliai, kuriuos reikėtų pasižiūrėti. Ir po to jau kur galima su tais rodikliais nueiti, kokie papildomi rodikliai. Jo, gal, žinai, aš galvoju, nuo ko gal dar truputį atgal pasižiūrėjus, kam reikalingi matavimai ir kada jie reikalingi. Ne? Aš kažkaip tai turiu tokią paralelę. Jeigu tu važiuoji dviračiu, ne? Tu važiuoji po truputį ir ką tu turi ant dviračio? Nu, tu turi galbūt spidometrą. Ant ankstesnių dviračių, kai mes mokėmės važinėti, nebuvo nieko. Tiesiog tu turi dviratį, kuris važiuoja. Ir tau nereikia jokio parametro. Ne? Viskas gerai. Paskui ant elektrinių dviračių jau atsirado greitis ir baterija. Ir jau tada gali važiuoti greičiau, ilgiau ir panašiai. Ne? Ir šitą ant motociklų, ne? Kuris važiuoja dar greičiau, ne? Ir parametrų daugiau. Jeigu tu esi lėktuve, ne, jau žiūri nebe tik čia yra parametrai, nu visi, žinai, bet ir čia visokie jungtukai, mygtukai ir visi, davikliukai. Ne? Ir ką tai reiškia? Priklauso, kokiu greičiu tu nori važiuoti. Ne? Jeigu tu nori važiuoti po truputį, ne, viskas gerai. Įmi dviratį, po biškį, be jokių matavimų, valdymas verslo yra istorija. Ne? Kaip sekės, tas paskambino, tas atskambino, šitas pasisekė, šitas biškį nepasisekė, bet įvyko tas ir anas ir panašiai. Ir taip, žinai, metų gale gali išleisti romaną, verslo ataskaitą. Arba, pavadinsi verslo istoriją. Vieno verslo istorija. Gali būti gera, gali būti liūdna. Tai va čia kokia bus pas jūs. Nu, tai va čia vienas svarbiausių dalykų, tai žinai, kokiu tu greičiu nori važiuoti. Tai čia nais. Ir kuo tu didesnių greičių nori važiuoti, tuo tau daugiau parametrų reikia pamatyti. Ne? Nes kitu atveju tu užsimuši. Ne? Nes skristi dideliu greičiu, tai yra su galbūt dideliem paskolom, daug darbuotojų, daug visko, ne? Ir nematuot. Tavo, didelė tikimybė, kad vieną dieną atsikelsi ir pamatysi, kad sąskaitos likutis yra neigiamas. Ne? Dėl ko? Dėl to, kad net nesuprantai, kaip tas įvyko. Ne? Ir tada negali numatyti ir viskas. Ne? Nu tai va, čia dabar apie greitį. Ne? Ir tam, kad matavimai yra reikalingi tam, kad suvaldyti. Dabar, kada reikia suvaldyti? Jeigu tu esi mažas verslas, ne? Vat yra keli lygiai. Ne? Tu esi pavyzdžiui, solo. Ne? Tu esi solo verslas. Tai tu esi ir tas, kuris daro, ir tas, kuris vadovauja tam, kuris daro. Ne? Tai čia yra va čia. Tu esi ir operatorius, ir vadovas. Ne? Ta prasme, tas, kur darytojas ir vadovas. Ne? Tada šitągi
tu eini vienu lygiu aukščiau, tu jau esi vadovas, bet jau pats nebedarai. Nu, tada vadovauji, nu ir čia tada ūkį reikia visą prižiūrėti, vištos, karvės, nu gerai, šitą, sąskaitos, ten dar kas nors, ne? Čia tu esi ūkininkas, esi operatorius, bet nebedarytojas, ne? Tada perlipi dar aukščiau, esi verslininkas. Tai dabar to, vadinkim, darytojo esmė yra, kad būtų darbas padarytas, ne? Vadovo esmė yra, kad būtų suvadovauti ir būtų padaryta tas, kas reikia, ne? Verslininko esmė yra, kad būtų matavimai ir pamatyti, kur šitas visas važiuoja, ne? Ir strategijos įgyvendinimas, ir strategijos kūrimas. Čia yra verslininko darbas. Ir tada yra dar aukštesnis lygis. Investuotojas, tai yra, jisai žiūri dar globaliau rizikų valdymas ir sakoma, šitam pala. Gal ir gerai sugalvoja, bet gal ne taip greit. Biški pasižiūri. Ne? Tai va, ir tada taip ir gaunasi, kad šitie turi kepą, ta prasme, per galvos. Jie daugiausiai važiuoja dviračių ir ten, kad tu ten prisukinėjai, ten kažkokius ten, žinai, terasas darai ar dar kažkas, tu ir pats ten viską darai ir viską ten tautų matavimų, tiesiog pažiūrėjai sąstas likutį į tau matavimas, viskas. Yra pinigų arba nėra, tau užtenka, ne? Jeigu jau ten prisidarbini, kad ten kažkas davų pas tai dirba, ne? Jau tu juos pradedi šiorėti, ne? Jau esi vadovas. Tada šitagi, tada jeigu eini aukščiau, tai esi, žinai, verslininkas, atlieki verslininko pareigas, kuriom beje neužtenka laiko daug. Žinai, užklausi mažų verslų, kokią verslo strategiją, tai daryt pinigus. Daugiau mažiau, to ir pasibaigia. Koks tavo strateginis planas? Jokio. Šitą. Čia yra ir tada ir atsiranda ir tu nebegalėjai į viršų, ne? Nes tu kodėl nebepasisamdo, ne? Pavyzdžiui, kodėl ten tas žemiausias neperina į vadovą. Dėl tų pačių priežasčių. Jisai nemoka pamatuoti, žinai, kaip tas dirba. Nemoka kelti standartų ir nemoka pamatuoti. Ne? Tada kodėl šitą neperina dar aukštesnį lygį, nemoka pamatuoti, kaip vadovas dirba. Ir tada jau gali nemokėti ir strategijos pasidaryti, ką vadovas turi pasiekti, kokius rezultatus, ne veiksmus, nes dažniausiai šitas tai atsakingas yra už veiksmus, ne, kad jis kuo daugiau dirbtų. Tai aišku, jeigu jisai išeina už rezultatą, kad atsakingas būtų dar geriau, bet čia dažniausiai yra už valandas. Ne. Tiek valandų, ir aš jau ten žiūriu, koks jo ten tas produktyvumas. Ne. Bet ir visą laiką į viršų ėjimas yra rezultatų matavimas. Tai aš tai, žinai, turbūt ir uždės, čia man iš mūsų ankstesnė yra rezultatų matavimas. Čia yra ta, ką reikėtų išsinešti iš šiandien, iš šios dienos pokalbį. Tai yra rezultatų pamatavimas. Daugelis, kur dar klaida ir aš anksčiau, kol man buvo mąstymas ne rezultatais, ne? Tada pradedi daug ir taip galima daryti, ir užmiršti vardan ko. Ne? Ir čia, ir tada daug visokių veiksmų. Ne? Ir čia, žinai, ponas vadovė, ir tą reikia daryti, ar ten ponas ten darbuotojų, ir tą, o ne, pala, nedaryti reikia. Tu turi pasiekti tokį rezultatą, tokį. Ne? Dėl ko, žinai, koks nors McDonald's sugeba įdarbinti, kaip mes juokime, žinai, gerai treniruotą beždžionę. Nes jam aišku, tu turi tiek iškert tokiu laiku, tau parašyta, kiek vienetų, ko kada, viskas. Nepadarai out. Ne? Ir tada tu gali, žinai, tai čia yra aukščiausias, vienas aukštesnių matavimo lygio. Ne visur jų būtų, nes kartais matavimai smarkiai užgožia, žinai, kultūrą, vadinkim, arba žmonių santykį. Tai čia visuose versluose truputėlį skirtingi dalykai, bet visada yra rezultatų matavimas.
Visada yra rezultato matavimas. Aš galvoju, tada gal mes Tomai galim po truputėlį praseiti per kiekvieną iš tų lygių ir ką kiekvienam lygiai reikėtų matuoti. Aš galvoju dar truputį kitaip, reikia suprasti du dalykus. Pirma, ne? Ja, va čia, kad tai ne per lygius, ne, jūs žinai, išmoksit, bet apskritai kaip veikia rezultato pasiekimas. Ne? Vienas dalykas yra tas vadinamas, žinai, KPIs, ne, ten Key Performance Indicator. Tai čia, jį vadinkim rezultatą. Ne? Čia yra rezultatas. Ne? Ir tada kitas dar dalykas yra, paimsim, kitas spalva. Yra drivingas. Ir va čia yra svarbu verslininkui arba, tarsi, bet kokiam lygiai, kur matuoju suprasti, kokią įtaką, koks driveris kokiam rezultatui turi. Aš duosiu pavyzdį. Įsivaizduokime, mes norim numesti svorį. Ką mums reikia pamatuoti? Turbūt reikia svertis. Va čia. Svertis, atsistojam, svoris tas pats. Atsistojam, svoris tas pats. Atsistojam, svoris tas pats. Ir jeigu mes pradedam matuoti tokį galutinį, vieną tokių paskutinių, rodiklių, ne, tu turi turėti pakankamai sąmoningus, žiauriai gerus žmonės, kurie suprastų tos ryšius. Ne? O čia yra du dalykai. Yra dieta, ten kalorijos, vadinkim, ir koks maistas ir kiek, ne? Ir judėjimas, viskas. Ne? Tai, kaip sakė, dėl ko Amerikai žmonės stori, Europai plonesni. Sakė, dėl to, kad Europai, kai mes esam sodus, mes sustojam valgyti. Mes daugiau nebevalgom, kai esam sodus. Ne? Bet taip, čia yra, ką valgai, dieta ir judėjimas. Ne? Tai jeigu aš, ne, dėl ko išmušate KPIs? Ne? KPIs išmuša iš to, kad tu atsiduri tam taške C, kur tu nežinai, kaip pasiekti, ne? Bet tau reikia ateiti, čia aš paaiškinsiu gal, kas nežino, kas yra A, B ir C. Čia yra svarbus, dėl to čia nežinai A, B, C, T, V, žinai. Šitą. A taškas kūrėsi šiuo metu. Be jokių makaronų kabinimo ant galvos ir panašiai. Kur šiandien esi? Taškas B, kur nori būti ir žinai, kaip ateiti. Žinai, kaip ateiti. Čia žinai kelią. Čia kelio nežinai iki C, bet nori. Dabar jeigu neturi C, čia atsiranda kažkokių problemų, sakai, velniop, ta prasme. Nėra įkvėpimo. Vardan ko nėra. Bet kokia problema atrodo didelė. Ja? Ir sustoja. Jeigu tu neturi B, tu turi ne tikslą, o kažkokią haliucinaciją. Mes čia būsim tokie, kaip ten vizija, misija, geriausia, pirmeriausia, liauliausia ir panašiausia. Ne? O čia yra tas, dabar dėl to svarbu turėti A, B ir C. Ne? Dabar čia mes išsikeliam kažką didelio, nepasiekiamo, kas mus įkvėpia. Ne? O darbas yra su čia. Ne? Tada. Ir čia mes žiūrime, tam, kad taškas B, ne, gautų tam tikrą rezultatą. Svorį, pavyzdžiui, aš noriu svertinti tiek. 65, 70. Vat kas ten jums gerai. Ne? Jūs sakot, tada man reikia supras, kad yra kažkokie tai driveriai, kurie Ir jeigu aš pasakysiu, žiūrėkit, mes matuojam šitą ir šitą. Šitą galim net nematuoti greičiausiai. Ne? Mes susifokusuojame šitą. Tu žiūrėk, kalorijų iki tiek, ne? Judėjimo minimum tiek. Ir maksimus galim. Bet tu pasimatuoji, užsidedi karteles. Ir kai tu užsidedi karteles, faktas, kad tu į šitą ateisi. Turto valdyba.lt
Prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Ir va čia svarbu pradėti matuoti ir tokiu būdu, kai pradėti matuoti, tu matai, ar darbuotojas, nesvarbu, ar jisai vadovas, ar pavaldinys, ar kažkas, gali tą pasiekti ar ne. Jeigu tai vadovo esminė kompetencija yra, kaip matuosi savo pavaldinius. Jeigu jisai nemoka matuoti, reiškia, jisai bus darbas su istorijom, tai reiškia, jisai daug pasakos jums istorijų, daug kalbės telefonu ir jūs kalbės daug telefonų su juo. Jeigu jūs, žinai, ateisit į šitus įmatavimus, tai automatiškai, žinai, tarsi, jeigu jisai moka matuoti, yra geras ženklas, kad galbūt jisai gali tą pasiekti su resursais. Jisai gali daug kur užstrigti, bet jums svarbu, kad kai jisai jums reportina, jūs matote, kas vyksta. Ir tenais patys pasižiūrite, kiek giliai, kiek detaliai norite matyti. Bet esminė vieta, bet tokia rolė turi savo rezultatus, kurios turi pasiekti taške B. Taškas B turi būti pakeliu į C. Viskas. Ir kiekvienas rezultatas turi savo driverius. Einam šitą. Yra marketingas, Ką marketingas generuoja? Marketingas generuoja užklausas arba lydus. Fakt, jums kažkas paskambino, parašė, užsiregistravo ar panašiai. Jūs turite kažkokį tai, užėjo jūsų parduotuvę. O čia yra jūsų tas driveris numeris 1. Tada įvyko pardavimai, arba, sales. Mes čia turime ir čia turime. Ir po šito atėjo tenais, po pardavimo įvyko gamyba arba išdavimas, jeigu tai buvo paslauga, tai yra gamyba greičiausiai, nes reikia kažką tai padaryti, arba jeigu tai yra prekė, tai yra, žinai, išdavimas, tada jos tas handlys yra. Ir čia po šito yra pelnas. Viskas. Čia bus išlaidos, kažkokios taip, išlaidos, vienu žodžiu, čia išlaidos, čia jūsų pelnas. Va, dabar jeigu aš noriu čia turėti 100 vienetų ar 1000 pelno, reiškia, aš turiu pagaminti, tarkim, 10 čia, tam, kad aš turėčiau 10 ką gaminti, aš turiu ten tuos parduoti, pavyzdžiui, kokius 8, nes kažkas pirks 2, pavyzdžiui, ir tam, kad 8 parduoti, aš turiu turėti, pavyzdžiui, aš parduodu tik vienam iš 10, aš čia turiu turėti 80. Ir tam, kad turėti 80, aš turiu išleisti marketingui, tarkim, 1000. Ir viskas. Ir tau aišku, kad čia ne šiaip savo tas 100, čia yra sumodeliuotas 100, kuris gali ateiti iš istorijos, pasižiūrė, okei, šiuo metu mes gavom tiek, padarėm tiek, pagaminam tiek, čia mums kainavo tiek, pelno tiek, viskas. Ir kiekviena rolė, kiekviena verslo vieta turi KPI-są, kuris čia gali būti pelnas, pajamos ir panašiai, bet turi ir driverius. Va, žinai, kiek išleista marketing, kiek atėjo užklausų ar lydų, kiek atėjo pas mus į parduotuvę, kiek pas mus, kokią pas konvejerių, kiek pas mus pardavė. Čia yra driveriai. Ir tada jau mes turime tą KPIs ir paskui jisai šitą ataskaitos gale yra čia, ten EBITDA. Viskas. Ir, va, tai, matau klausimą. Tomai, vis tiek, kai dirbi su verslais, kokias dažniausias klaidos matavimuose yra? Kokios tos dažniausias klaidos, ar ne? Nėra matavimo, tokios klaidos yra. Nėra matavimo. Ta prasme, verslininkai, žinai, gauna, pas buhalterį,
Buhalteris metų gali atsiunčia ataskaitą. Į ką jie nežiūri paskutinį eilutę, ne? O, tiek, ne? Arba sako, arba sako, Ir dar ką matuoja, tai sąstus likutį pasižiūri, ne? Bet irgi prognozės likučio neturi. Pavyzdžiui, mes ką darom? Mes darom 6, 12 arba 18 mėnesių sąstus likučio prognozę. Ne, tai reiškia, viskas yra sumodeliuota į priekį ir aišku, kiek bus sąskaitoj po 6 mėnesių. Viskas. Ir tada žiūri, tarsi planas faktas. Mes turime visas IT sistemas ir kai mes dirbame su verslais, galite mums parašyti, mes dirbam už sėkmės mokestį dažniausiai be jokios rizikos, jeigu geras jūsų verslas, jeigu negeras, nedirau. Bet apskritai, šitą visą tą įdedį į sistemą, jau verslo valdymo sistemą, ir tokiu būdu tas vadovas gali, vadovas, savininkas gali išeiti iš verslo, pasiimti kitą vadovą. Ir tada verslas tampa produktu, nes jį galima parduoti. Ir didysis pelnas yra iš verslo pardavimo, ne iš produktų pardavimo. Pats verslas yra geras produktas. Ne? Tai tą reikia suvokti, bet tą suvokti tik perėsi į investuotojų lygį, mažiausiai verslininką lygį. Kol esi dar pats vadovas, ką tu parduosi save, taigi tu ne prostitutė kas yra. Ok, tai o gal mes galim tada pamodeliuoti, ne? Tarkim, aš esu operatorius, sugalvojau verslą, pradėjau jį daryti, ką man reikėtų matuoti, kad galėčiau pereiti jau ten link vadovo, po to verslininko ir iki to verslo pardavimo, ne? Tai dabar visų pirma, tau svarbu išsiskirti parametrus grupę. Ne? Vienas parametras yra marketingo ir pardavimo parametrai. Ne? Čia yra vienas, ta prasme, vadinkim parametrų grupė. Ne? Kiekvienam versle yra truputėlį individualumo, bet globaliai yra grupė marketingas ir pardavimai. Ne? Jeigu šito pas jūs nėra, ne? Tai, nebent jūs esate monopolis, ne? Ir tu gali dirbti be marketingo, jis tiek pastapirtas. Kaip jeigu nori kažką šitą parduoti nekilnojamą turtą, vis tiek eisi į registrų centrą. Kaip ir, žinai, registrų centras neatsireklamuoja, nesako, ateikit ten pas mus, ne? Tiesiog tu ateini. Ne? Jie turi tik pardavimus, ne? Dabar kitiem, žinai, reikia ir marketingą. Tai tu žiūri, marketingas, pardavimai, ne? Tada, jeigu pas tave yra verslas prekybinis, ne, gali būti, kad tu turi logistiką sandėlį, ne? Tada tu turi sandėlio parametrus. Koks optimalus likutis ir panašiai. Jeigu pas tave gamyba, tu turi gamybos parametrus, tai yra kiek turi būti pagaminta per laiko vienetą. Ne? Ir tada mes pasižiūrė, per mėnesį mes pagaminsim tiek, iš to mes matom, jeigu čia 10, tenais eis į šitą. Ir tu turi finansinius parametrus, bet kuriuo atveju. Čia irgi yra visada. Net ir registrų centre. Jie yra. Ataskaitų, yra finansinės ataskaitos. Viskas. Čia yra kelios grupės, kurios yra visada. Ne? Gali būti papildomų grupių. Ir koks nors darbuotojų kaita, ar ten dar kažkas, arba ypač pamatuot, kiek darbuotojų išėjo kaip surprizą. Čia tokių turėtų būti nulis. Kad vieną dieną buvo ir pys sako, aš išeinu. Tai reiškia, kažkas pas mus neveikia su šitu. Ir čia svarbu, kad neturėt nei per daug, nei per mažai. Aišku, dažnas būna, žinai, toks, kad kai kas nors yra mažas verslas, tas, kur tik prasideda, ne? Ką ten matuoti, tiesiog duokit man pardavimų ir aš jau kaip nors su to, žinai, darysiu. Bet jie yra visai skirtingas, žinai, mentalitetas žmonių, kurie daro, ne? Nes jeigu koks nors dažytojas, pavyzdžiui, pasidaro, žinai, dažymo autoservis, kai jisai vietoj dažymo mašino, jisai tampa vadovas. Tai kitų kompetencijų ten reikia. Iš vadovo į verslininką, tau reikia vėl kitų kompetencijų.
tas pats vadovas, žinai, arba vadovybė. Iki vieno verslo lygio, ten startupui reikia vienokių vadovų, ne? Iki vieno ten milijono reikia kitokių vadovų, reikia 3. Virš 3 praktiškai viską turi atleisti ir pasiimti vėl kitus, kurie masto vėl kitaip, ne? Tai va čia va tai per tuos ABC, tu visą šitą ir pasidarai, bet C, į kur, kaip kalbėjom anam podcast'e, į kur vėjas pučia ir adaptacija, čia matavimai, A matavimai ir viskas. Ir tada tau reikia, žinai, visų pirma, prieš įmant bet kokį žmogų, reikia suprasti, kaip tu jį matuosi. Kaip tu jį matuosi, nes kai matuosi, tu galėsi pamatyti, ar jis perlipa tą kartelę ar neperlipa. Dažna būdavo pas mane problema, žinai, kad mes nematuodavom ir tada jie, žinai, ateina šitagi ir mes jam padedam perlipti kartelę, ne? Ir aš kažkada, žinai, paskambinau ir sakau, žinai ką, pas mus gaunasi, kaip kad mes prisisamdam tokių neįgalių, ne? Jie važinėja su tais vežimėliais ir žiūrėk, į kalną nebeužvažiuoja. Ir tada bėgi stumt. Mes įsiviekia. Arba matai, kad jis ten ir stovi. Ir net neveikia, ne? Tada šitą. Ir žiūri, 1 stumi, 2 stumi, 5 stumi. O, į sveikatą. Šitą. 5 stumi. Ir tai čia pasidaro vienas dalykas. Tada kur dar didesnė problema būtų? Paimi stiprius žmonės, ne? Bet kadangi jau taip esi įpratęs juos, žinai, stumdyti, sudini iš karto į tą vežimėlį, žinai, jis čia važiuos, jis negali pasirodyti, žinai. Ir va čia ir tas atsiranda vien tik dėl nematavimo, tai visų pirma dėl nematavimo, nesuprognozavimo, ar jisai gali tą rezultatą pasiekti ar ne, žinai. Va. Tai va, žinai, čia taip, žinai, papasakau gal daugiau, iš tos pusės, bet dar, žinai, užduok klausimų, kad, nes, žinai, kai darai tą, atrodo visiškai, žinai, natūralu, bet, va, okei. Tvarka, tai gerai, tai tarkim, aš esu, ten, pradėjau naują verslą, arba ten, sakykime, jau kažkiek generuoju ir kol kas esu arba ten solo žmogus ir, tarkim, norėčiau pereiti ir, nežinau, pasisamdyti ten vadovą ar ten darbuotojų. Tai kokie būtų kertiniai momentai, kuriuos man reikėtų pradėti matuoti, kad priimti tą tokį logišką sprendimą, ne tai, kad iš asmeninių pajamų prigrūdau pinigų, imu darbuotojus ir galvoju, va čia jau bus verslas, viskas, jau ten padarysim milijoną ten per pirmus metus, ar ten 10 milijonų, ar kad ir kiek be būtų. Tai kokie tada kriterijai, kuriuos reikėtų matuoti? Ir gal, nežinau, turi ten kažkokį būdą, kuris ten pasiteisino dar iki tol, kol jūs susikūrėte, savo ten matavimo sistemas. Žinai, visų pirma, tu turi būti pelningas ant popieriaus. Ir tau to turi, ir tau tas turi turėti dėmesį. Atsimeni, kai mes žiūrėjom vieną iš verslų ir aš paprašiau Excel'ų, kaip tu matai, ne, aš sakau, ne, man, ta prasme, va čia kai 0 dar bus, ne, gale, tada man, tada pažiūrės, ne. Tai va čia visų pirma, va toksai, žinai, pats pirmas, ne, tu turi būti pelningas ant popieriaus, ne. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turi paskaičiuoti, ne? Aišku, tu iš pradžių darai dažnai tiesiog, kad pasižiūrėt, kas ant to, nes tu ką paskaičiuosi, ką žinau, tipo, gal ir pelningas, niekada nebandžiau, žinai. Kad nebūtų, žinai. Tai tu pamatai, yra poreikis, yra ten dar kažkas, bet čia eina, žinai, apie startupą. Jeigu yra poreikis, yra kažkas, ir aš tada matau, ir mums svarbu, ne, kad mes galėtume va čia, nežinau, čia biškai pasukti tą dalyką dar. Okay. Čia mums svarbu matyti, ne, ar šitie dalykai yra realūs, ne? Tik ant popieriaus, bet geriau turėti nerealius ir juos surealinti, negu iš vis neturėti. Ne? Nes jeigu iš tų nerealių, gali būti, kad tu surašai nerealius ir vis tiek pinigų nėra. Ne? Tai tu tada daug smarkiai darai to, ko iš vis daryti nereikia. Žinai? Va, tai tu eini čia, aišku, yra ta
dažnai, žinai, perslinko čiuiką, kurį, sakome, ten reikia, kur jau ten visą tą galvoj smarkiai turi, žinai, bet vis tiek tą svarbu įsidėti ant popieriaus, ne, ir pasidaryti, tokį modelį. Aš mėgstu pasimodeliuoti, kas gaunasi. Jeigu nepasimodeliuoji, kaip ir intuiciškai gali kartais pasimodeliuoti. Bet ant popieriaus, kol to nepadarai, tai geriau net nelys daugiau. Ne? Ta prasme, gali, jeigu tau pasiseks, bet čia tada eini į loteriją, o ne į tokias prognozes, kurios yra, kaip ir, žinai, tu gali pasimatuoti. Va, tai tu turi šitą, tada tu turi veiklos, vadinkim, kai tu pasakai, kad pačioj pradžioj, ne, čia svarbu, nes pačioj pradžioj tu labai daug sėdi testavimų. Ir ten yra daug pinigų deginimų. Štai, kol tu negali pasakyti, kad jeigu aš įdėsiu 1000, ne, čia aš turėsiu ten, čia gaunasi 100, ne, bet čia gal 100 000 pasidaroma, ne, kad čia, būtų biškai kažkoks tai, žinai, nes čia, jeigu aš įdedu tiek pravažiavęs per mano mašiną, nes verslas yra mašina, kuri gamina pinigus, padedama žmonėm, padeda žmonėm ir kaip šalutinis produktas ateina pinigai. Ne? Kad kol aš neturiu šitų skaičių, kas čia, jeigu įdėsiu tiek, ateis tiek, čia parduosim tiek, kainuos tiek ir gausim tiek, ne? Tai yra labai sunku apskritai, žinai, kažką tai įsidėti matavimų žemiau, nes tu tau nesupranti, kur yra esmė. Ne? Va, tai tada tu tapi pelningas ant popieriaus, ne? Tada šitągi tu turi suprasti svarbu savo filosofiją. Ne? Čia toksai, atrodo, šitągi, ką filosofija, žinai, čiagi nematavimas, ne? Bet tu turi kartu, žinai, suprast, kodėl jie visgi šitą turi rinktis. Ne? Ir čia yra ne tik produktas į tai įeina, bet tai yra visas šitas, žinai, kodėl jam rinktis tave. Ne? Ir kurį čia iš šitų parametrų, pavyzdžiui, jeigu mes sakom, kad mes, žinai, darom, žinai, greit, ne? Tai tu greit ir matuoji, nes tavo filosofija yra svarbu, žinai, greit, ne? Kiti sako, ne, mes čia liukso, čia viską man svarbu yra, žinai, kokybė. Ne? Tai tu ir matuoji, kaip tave vertina, tavo įvaizdžius, visą šitą. Ne? Tas atsiranda, žinai. Kiti sako, pas mus kaina, ne? Ir tada tas visas kaštai į žemę, kad ko geresnė būtų kaina. Tai va, tai ta filosofija irgi yra svarbi, bet, žinai, tai tada etapas. Išsitestuoji. Pasidarai modelį ant popieriaus, tada bandai. Bandymui dažniausiai tu vadovą gali pasiimti, ne, ir tada į jį investuoji, bet tada tau geriau yra lengviau įsigyti verslą, kuris kažką panašaus daro. Ne? Negu kad būtinai pasisamdyti viską pačiam. Žinai, kaip man pasako, žinai, sako, įsivaizduok, atvažiuoji į šitai traukinių stotis ir tu klausia, kada ten traukinys ten ir ten. Ir tu sako, kaip čia, va čia yra traukinio detalės, čia planas, žinai, tipo visas, žinai, ir kai susirinksim, tai ir bus, žinai. O kitas variantas tau sako, šiek, va čia yra, jau tas traukinys yra važinėjęs daug, aišku, kaip važiuoja, aišku, kiek kainuoja, žinai, ir sako, aš jau su jo važinėjau ir aš dar per pusę metų ar metus būsiu arti ir tau padėsiu, žinai, lygus ir vairuoti. Va, ir tu tada turi vėl, žinai, kitokios rizikos investiciją. Tu tada investuoji net ir iš karto, žinai, į vadovą, kur galbūt išeis, bet tu turi istoriją. Ir tu supranti, jeigu į tą verslą aš patobulinsiu šio produktą, kaip aš ten patestavau, ne? Gali būti, kad jisai išvažiuos, nes man tada nereikia žmonių ieškoti, jau ten kažkas dirba, kažkas žino, ta prasme, jau ten yra kažkokia kultūra ir taip toliau. Ne visi yra geri verslai, ne? Bet jau, žinai, čia yra. Ir jeigu tas verslas dar yra su vadovu, kur ne žmogų perki, kuris įkūrė verslą ir kuris ten daro dieną naktį, ne? Bet jau yra iš jo kažkokia tai mašina,
Tai verta į tą pasižiūrėti. Ne kur, o nusipirkti. Tai va čia yra irgi tokia svarbi vieta. Jeigu kuri, kur, tada greičiausia daug lakstysi pats, kol testuosi. Arba įsigysi žmogų, kuris bus brangus, ir tada bus rizika, nes tada, atsiranda. Ar man greičiau pačiam susikurt, ar nusipirkti, ir kiek kainuoja. Va. Tai čia toks, kaip nėra tokio vieno atsakymo, kaip pradedi, nes kai pradedi, matavimai yra itin netikslus. Ir jie vis tikslėja. Čia daugiau, kai tu jau darai, ir dar nematuoji. Tu turi verslą, yra istorija, bet tu nematuoji. Tada įmi ir sakai, viskas, nuo šiandien aš matuoju. Nuo šiandien aš pradedu matuoti kažkokius dalykus. Ir surprise, ką pradedi matuoti, pradeda gerėti. Aš atsimenu, mes vien tik pradėjome matuoti meistrų ten valandas vienas, ir anksčiau, pavyzdžiui, tenais iš 8 valandų dirdo 4,5-5, ir staiga pasidaro 6. Ta prasme, išskyrus, nes tada važinėja ten kažką daro, ir panašiai. Vien pradėjus matuoti pasidarė 6-7. Tiesiog nieko nepakeitė, tiesiog jiem atsirado poreikis tą reportą. Iš pradžių buvo didelis pasipriešinimas, iš tai mus atleisti norit, kažkai darosi. O mes tiesiog įdėgi matavimą ir pagerėjo. turtavaldyba.lt Prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. O kaip, iš kur gavo tą matavimą 4,5? Čia pagal rezultatus taip atrodė, ar jie patys tiek reportina? Ne, mes paskaičiavom, ir sakom, žiūrėk, mūsų bottom line'as yra toks, jūsų bonusas nuo toks, nuo čia tiek, ir prašom, reportinti, nes reikia bonusą suskaičiuoti. Ir tada jie reportinė. Ir jeigu nereportinė, tai bonuso nėra. Ir beje dar, dėl ataskaitų. Yra 2 tipo ataskaitos. Yra check-in. Aš ten klausiu, kaip ten? Jis sako taip. Ir reportingas. Kai jisai ateina, iš to žmogaus ir tu pažiūri, kada tu, ar vadovas pažiūri tada, kada jisai nori. Tai visada eiti į reportingą ir žmonės, kurie nereportina, tai arba tu uždedi ant jų kažkokį autoreportingą, turiu omeny, kad iš jo šalutinių dalykų gali susirinkti informaciją apie jį, arba jis tiesiog nedirba. Vadovas, kuris nereportina, jis negali egzistuoti iš vis, ta prasme, ir taip toliau. Kuris nenori, kuris tam priešinas, nes tas, kuris tame geras, jis sako, aišku, kad reportinsiu, aš pasigirsiu. O jeigu jisai pasijaučia, kad jis yra šef, jisai visai vengia to reportingo. Bet jūsų esmė yra sukurti matavimus prieš ateinant žmogų. Arba, tarsi, infrastruktūrą. Ką jis turės pasiekti? Va čia, kad atsiduotų. Nes kiekvienas marketingas turės išleisti tiek pinigų ir generuoti tiek pardavimų. Šitągi salesai iš šitų lydų jisai turės generuotus pardavimus. Nes, pavyzdžiui, jeigu čia bus prastos užklausos, jisai nepaeis į pardavimus. Ir tada atsiras, jeigu neparduoda, ar čia prastos užklausos, ar blogas pardavėjas. Ir tada žiūri per tokį dalyką, diagnozuoja problemą kaip gydytojas. Tai va. Čia taip, truputį į detalės, bet tai svarbu. Ok, tai iš to, ką išgirdau, tai Tomui įdomus verslas, kuris jau generuoja, pelną ir turi savo vadovą, ne tik tai savininką, iš pat pradžių. Arba tas, kuris turi gerą perspektyvą, mes kokiais dirbam, kai ateinam su savo sistemas, ten savo pardavimais ir rinkodara. Turi būti geras produktas, gali būti vadovas dar viduj, truputį, bet yra, perspektyvus verslas. Tada mes padedam vadovui išeiti ir verslas smarkiai užkelia. Už ten nedidelis sėkmės mokestis. Viskas. Čia visa
visa esmė. Nes iš pradžių aš jau, žinai, mano hobis buvo mokymas. Ne? Ir aš matau, kad, tu duodi jiem viską. Ir jie nepadaro. Dėl ko? Ne? Dėl to, kad neturi laiko įpročių. Ne? Viskas. Bet kai mes ateiname, mes sakom, žiūrėk, viskas. Tu turi pasiekti tą rezultatą ir tas darbas ir matavimai bus, žinai, tokie. Ir tada viskas pasikeičia. Arba ne. Jeigu žinai, vadovas nori stebuklo, ne? Arba ten, žinai, verslininkas nori stebuklo, kad tenais viskas bus kaip buvo, žinai, ir užaugs, ne? Tai turbūt ne. Mes darome pokyčius, nes čia yra svarbu. Bet ką pasiims arba kiekvienam, kuris didesnį ar mažesnį verslą turi, tai yra, kad įsidėti tos matavimus. Žinai, turiu omeny, pradėti, tu gali kelis dalykus matuoti. 2, 3, bet kai tu pradedi matuoti, tu turi galimybę kontroliuoti. Nes daugelis verslininkų, žinai, nori kontroliuoti. Ir tada, nežino per ką, ir tada frustracija, atsiranda toksai, visoks tarsi mikromanagementas. Ir kai ir eini į mikromanagementą, ten iš ten neišlys. Kaip lyga, ne? O čia, blema. Tada gaunasi, kad tu neduodi žmonėms atsiskleisti. Ir čia aš turėjau šitą bėdą ir, čia iš tiesų yra itin didelis dalykas, bet svarbu ateiti į matavimus ir supras, kad žmogus, kuris nepasiekia matavimų, turi būti iš pradžių pakaučinamas kažkiek, jeigu jisai kaučinas ir nori, ne? Arba iškart pakeičia. Ir mes anksčiau priiminėdavom greit, atleisdavom po biškį, o reikia daryti atvirkščiai. Bet tam, kad to nebijot, vėl, žinai, nes, jeigu tu neturi matavimų, ne, dažnai matavimai yra pas tą žmogų galvoj. Tu net negali jo pakeisti, tavo verslas yra to žmogaus galvoj. Žinai, tu negali tam pasakyti, ką čia reikia daryti, ką čia palaikyti, tu tada pradedi maždaug pasakot, ką ten tas darė, žinai, ir viskas. Tu negali ateiti pasižiūrėti. Va, tavo darbo vieta maždaug atrodo šį. Aš noriu, kad tu ateitum į tašką B, kur yra tas. Ateisi per tiek laiko, ar ne? Viskas. Tiesiog ir pasakyk, kodėl ateisi. Ir čia svarbu, kad jisai jau būtų buvęs ten, į kur tu nori eiti. Anksčiau mes būdavo įmam, tiesiog pasiemam, nori, žinai, ar gali, dar nežinau, nebandžiau, blema, taip neina. Ir čia aš padeginau dafiga laiko, imdamas, neprofesionalius, kurie, jie neužauga, jie Ok, super. Tai gerai, tai Tomai, mes tada aptarėm, ar ne, tos KPI'us, tos matavimus, kuriuos turėtume turėti versluose iki jau, sakykime, to kelio link investicijų, ne, investuotojo. Paskutinis turbūt mano klausimas, o tai kaip matuoti, nežinau, ar ten pradėti nuo Exceliuko, Google Sheetų, kol dar yra ta pati gal tokia ar pradžia, ar kažkokiu, nežinau, įrankių tipsų panaudosi, kol jau užaugs jau verslas iki to, kad galėtų ateiti pas jūs, ar ne, jūsų sistemas. Tai jūs, parašyti galite, bet kada mane galite susirasti. Aš atviras mes turim ankietas, kur šitą bus aišku. Bet ką galite pasiimti už čia? Dabar, pirmas, dar toksai svarbus, aš buvau pasakęs, ar ne, bet dar noriu pasakyti. Verslininkui pačiam labai svarbu pradėti matyti rezultatą. Tas mąstymas rezultatais, mes apie jį truputį aš užsiminiau, bet nepakankamai smarkiai gal, žinai, bet tu turi mąstyti, kad aš noriu pasiekti tą, ne eit grybaut, bet man reikia 20 kg voverūšų, viskas. Ir gal pasirodys, bet negrybaut reikia į parduotuvę, nes tau visai, žinai, kiti atsiveršti. Tai čia yra mąstymas rezultatas. Tada iš karto nuspręsti periodiškumą. Dažniausiai mes turim vieną kartą į mėnesį arba vieną kartą į 3 mėnesius. Kartais
Įtin startupuose mes turim vieną kartą į savaitę, bet tai nėra geras dalykas. Ir, pavyzdžiui, pas mus yra šitą, bet pas mus būna kažkokio mėnesio kažkuria diena. Pavyzdžiui, pirmas mėnesio pirmadienis, antras mėnesio antradienis, ar trečias mėnesio trečias, taip. Ir metam į priekį. Yra reportingų planas. Kiekviena data turi savo rodiklio reikšmę. Mes susidarome rodiklius ir turime reikšmę metam į priekį. Ir tada tą planą mes pasitvirtinam ir tada matuojam faktą. Ir mums ta prezentacija, tas valdybos susitikimas, jisai ten užtrunka, valandą 2, bet per valandą 2 mes ne istorijas klausom, o žiūrim parametrus ir tada už parametrų kokią istoriją. Jeigu, dėl ko jis toks? Kas čia, padidėjo, sumažėjo, o ne tenais šit. Ir viskas. Ir tada juos turi suminius, ir tu matai ar jie eina į ten, kur reikia. Ir viskas. Ir tada priiminėjai sprendimus, ateini į B tašką ir tada B taškas pasidaro A tašku. Ir turi antrą B tašką. Ir viskas. Ir kuris šitą kiekvieną kartą artėja prie C. Tai va. Tai žinokit, su tuo aš noriu ir palikti jūs po šitą video. Parašykite į komentarus, ką pasiėmėt. Čia svarbu. Parašykite į komentarus, ką pasiėmėt, ne tiek dėl mūsų, kiek dėl savęs, nes įrodyta, kad itin smarkiai padidėja tikimybė, kad tą įgyvendinsit, jeigu parašote, ką pasiėmėt. Tai va, tai ačiū Jums ir iki pasimatymo kitose podcastuose.